Norėčiau pasiteirauti, naudojus nedarbingumo pažymų užpildymu, bet tarkim, jei praleidau vieną laikotarpį ir man nebuvo apie tai pranešta, kodėl neinformuojama apie tai, kad ne viską užpildžiau? Na, dėl laikotarpių, kad ten, sakysim, praleidot kažkokį laikotarpį, didelės tragedijos nebus, kadangi vis tiek pačią nedarbingumo išmoką skiria mūsų informacinė sistema, kurioje yra visi duomenys apie visus periodus. Ir pati sistema jau sprendžia, ar tenais buvo trūkis, ta prasme, ar buvo laikotarpis, kada jūs išėjote į darbą, ar nebuvo to laikotarpio, sakysim, ar tai viskas buvo vientisas sergimo periodas. Tai dėl to didelės problemos nebus ir sistema atsirinks, kaip ten reikia ir kaip ten paskirti ir kaip geriausiai išmokėti, kokie geriausiai sąlygos būtų mokėti tą išmoką. Taip pat turime keletą klausimų labai konkrečių, susijusių tiek su metrikom, tiek su sodros paslaugom. Mes pasitengsime pasilikti dar po transliacijos ir atsakyti jums raštu. Teisingai tenai matysite e-senjoro svetainėje, kurioje ir užduodate klausimus. Matysite atsakyti klausimai. Tai mes pasitengsime atsakyti ir apie tas konkrečias metrikas, kurias klausėte. Taigi, tęskime toliau. Nemažai iš tikrųjų mūsų žiūrovų klausia, parašo konkrečią savo gimimo datą ir kada bus ta pensija jiems, kada jie galės išeiti į pensiją. Gal jūs galėtumėte trumpai papasakoti tuos žingsnius, atėjus į tą svetainę, kur reikėtų ieškoti tos informacijos? Na, mūsų svetainėje, net neprisijungus prie EGAS, pačioj svetainėje yra, jeigu aš neklystu, internet duomenų rinkiniai, ar informacijos rinkmenos, ir ten toje vietoje, reiškiasi, yra skaičiuoklė, kurios pagalba galima būtų pasižiūrėti, reiškiasi, kada man tik tas pensinis amžius ateina. Nes tai yra susijęs su įstatymų pasikeitimais, kai per tam tikrą laiko tarpą, sakykime, mūsų visų pasikeis laikas, kada mes išeisime į pensiją. Ponas Jonai, klausia Birutė, kasgi įkūrė šį portalą e-paveldas? Kūrė iš tikrųjų biblioteka, archyvai ir dailės muziejus. Visą informaciją suskaitmenino, pakėlė tos senuosius dokumentus, restauravo, atsargiai labai vertė puslapius, skenavo, tai bibliotekų, archyvų ir muziejų darbuotojai. Pati programinė įranga, tai yra įmonės Intagmos sukurta 5-8 metų projekto metu. Dėkoju, jau mes visai pabaigėme savo laidai skirtą laiką, tai dėkoju mūsų pašnekovams. Ačiū, kad atvykote, ačiū, kad bendravote su mumis ir visiems mūsų transliacijos žiūrovams priminsiu, kad įrašą galėsite peržiūrėti dar kartą, mes vėliau pasidalinsime su juo, su bibliotekomis. Taigi, susipažinome šiandien su 3 paslaugomis, jei galima taip, su e-demokratija, su e-paveldu ir sodros paslaugomis. Tikiuosi, kad ši transliacija įkvėpė jūs pabandyti ir išnaudoti tas elektroninės paslaugas ir sutaupyti laiko, pinigų, popieriaus ir net nervų. Taigi, kviečiame jūs atvykti lygiai už savaitės. Spalio 25 dieną, antradienį, tokiu pat metu 2 valandą, kalbėsime apie elektroninės policijos, apie gyvenamosios vietos deklaravimą ir regitros paslaugas. Visas paslaugas, kurios buvo sukurtos gavus ES struktūrinių fondų finansavimą. Taip pat norime pradžiuginti mūsų laidos žiūrovus ir norime pakviesti jūsų laimėti šį bei tą. Svetainėje www.esenjoras.lt titulinėme puslapyje galėsite pamatyti nuorodą į testą, kurį sprendė teisingai ir burtų keliu galėsite laimėti tikrai gerų prizų. Nuo planšetinių kompiuterių iki elektroninių skaitiklių ir fotoaparatų. Taigi, kartoju svetainę www.esenjoras.lt. Apačioje matysite testas, kuris sudarytas iš visko to, ką kalbėjome šiandienos laidos metu ir ką kalbėsime kitos savaitės. Ko nerasite, jūs esate laukiami pasinaudoti tiek paieškos sistemomis Google, rasite nemažai informacijos ir bibliotekos pažanga.lt svetainėje. Ir dėkojame informacinės visuomenės plėtros komitetui prie susisiekimo ministerijos, kuris įsteigė
įsteigė šiuos nuostabius prizus, kurie tikrai nemažai kainavo. Ir dar kartą dėkojame tiek minėtam komitetui už organizavimą, dėkojame mūsų bibliotekoms, kurios kviečia kiekvienos transliacijos metu jūs, gerbiami žiūrovai, ir dalyvaukite, spręskite testą ir susitiksime jau už savaitės. Ir pasikvieskite draugų. Viso geriausio.